Ir mums reikia sužinoti, iš kur ką tik grįžo Martynas pavasaros. Malaizija. Kenijos, Afrikos, dar kokie pasiūlymai? Kenija. Martynas ką tik grįžo iš Kenijos, jisai pasidalins įspūdžiais, kada aš rodysiu štai taip. Viskas bus nuostabu, teigiama, kai tik keičiu ženklą į tokį. Viskas bus teigiama ir jeigu rodau štai taip, tai bus nei šilta, nei šalta. Taigi, atostogos Kenijoje. Saky, ką tik grįžau iš Kenijos, nuostabus kraštas, vos tik išlipi šilta, vėjas toksai savaninis pučias, smėlio nieko reikės neprivyra, tai gerai moteris iškart pasitinka, čia su kokosais, su bananais, kurie yra supuvę, su gedė, nes šiaip ekonomika yra labai prasta ir žinokite tikrai. Į Keniją nevažiuokit, nes tik išlipau iš lėktuvo, iškart pribėgo čia. Kas? Sūnus mano pribėgo. Nes tavo tenais tik atvažiuoju iškart įsivaikinį. Tai aš iškart įsivaikinau porą, žodžiu, aš einu, savo čia mano vienas sūnus, čia kitas sūnus, mes einame, savo per Keniją, mane viską aprodinėja, kaip gidai nemokami galima sakyti, ir iškart čia banditai užpuolė. Aišku, tie su jumis pasirodo buvo susitarę ir tie banditai mane užpuolė, visą apiplėšė ir gerai. Ką, Kenijoje, ką, savana, pats užsilipė į medį, suvalgai, ką nori, pats susimedžioja. Bet žinokite blogai, nes labai limpa aplinkui visie parazitai. Kai tu esi nuogas, be rūbų, be nieko, visokie iškart mašalai, uodai lenda į visokius tarpus, bet dzin. Mašalai, ne uodai, apaugo barzda, aš jau vienais mėnesį jau gyvenu, žinokit, puikiausias klimatas, oras, numečiau svorio ir mane pradėjo labai skerskai nešioti. Tokie vėjai pučia, žinokit, negaliu išsilaikyti, laikausi. Iš karto taip laikausi ant medelio ir tik ateina kažkokia delegacija olimpinė, sako, bėgikas. Sakau, okei, no problem, mane vežo į Londoną, aš ten prabėgau 42 km, susilaužu labai pėdas, bėgiu parolimpinėse